Laidą remia Žvelk giliau psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyva. Vaiko atėjimas į šeimą visada yra didžiulė šventė. Jo gimimas pakeičia nusistovėjusią poros rutiną ir įpročius. Ir nors džiaugsmo šiame rožiniame ir žydrame mažame šeimos pasaulėlyje yra labai daug, ne viskas visada klojasi pagal planą. Mūsų pašnekovės Renatos pirmagimis pasaulį išvydo gerokai per anksti. Užklupę sunkumai jaunai mamai iššaukė psichikos sveikatos sunkumų ir taip plačiai visuomenėje aptarinėjama pogimdyvinė depresija. Kodėl moteris besilaukdama antros atžalos, lūkesčius ir planus pastūmė šalin ir kokią žinutę išsiunčia būsimoms mamoms? Visa tai jau netrukus pokalbyje. Labadiena, Renata. Labadiena. Tai šiandien susitikome pasišnekėti apie jums siųstus likimo išbandymus, ar ne, ir sunkumus, bet visų pirma vis tiek norėtųsi išgirsti, kaip jūs gyvenate šiandien. Ačiū už klausimą, iš tikrųjų gyvenu gerai, džiaugiuosi gyvenimu, savo šeima, savo darbu ir viskas kol kas yra tikrai labai gerai ir čia tas žodis gerai, tai nėra tik tai, kad kažką uždengti ar paslėpti, bet iš tikrųjų tikrai to žodžio prasme gerai. Labai džiugu girdėti. Bet gyvenime prieš kurį laiką jums teko susidurti su psichikos sveikatos sunkumais. Kokios patirtis iššūkė tos sunkumus? Taip, iš tikrųjų tai ta patirtis buvo prieš 8 metus, kuomet gimė mano pirmasis sūnus, ankstukas. Ir būtent tas netikėtas gimdymo scenarijus ir įnešė į tą gyvenimą tokią sumaištį, dėl kurios atsirado būtent tie psichikos sveikatos sunkumai, apie kurias tiesiog norėjosi nekalbėti, tylėti ir pasilikti savo. Ar prisimenate, kaip jūs jautėtės tuo metu, ką jūs išgyvenot, kada jūs supratot, kad taip, aš turiu problemą? Iš tikrųjų viskas prasidėjo po to neplanuoto gimdymo ir kai vyko scenarius ne taip, kaip aš įsivaizdavau, kaip tikėjausi. Ir kai gimė ankstukas, tai jau ligoninėje buvo tokios mintis, kad tai ne mano situacija, tai ne aš ir tai yra tik sapnas, iš kurio aš taip pat pabusiu ir viskas bus kaip buvę. O kiek laiko buvo vaikučiai, kai gimė ir kas sukėlė tą didžiausią stresą? Ar kaip pasirūpinti tuo mažuliuku vaikeliu? Ar kodėl čia man viskas? Tiesiog kokie tie išgyvenimai buvo? Taip, tai iš tikrųjų buvo 32 savaitės būtent ir tas cezaris vyko labai ekstra, todėl kad jau grėsė kūdikėlio mirtis. Ir tuo metu niekas su manimi per daug jau ir nekalbėjo, kadangi turėjo čia ir dabar kažką daryti, kad išgelbėtų tiesiog patį kūdikėlį. Ir tuo metu be abejo tos mintis buvo pačios juodžiausios, išgyvenimas buvo toks siaubingas ir atrodo, kodėl man, kodėl dabar, juk taip laukiu, skaičiu literatūrą, klausiausi įvairių laidų, ėjau į mokymus, kuriuose kalba apie tai, kaip yra faina, viskas nupiešta, koks puikus yra tas motinystės laikotarpis, laukimo laikotarpis, gimdymo pats laikotarpis, koks yra fainas. Ir kai tu susiplanuoji, netgi buvau pasidariusi tokį kaip ir gimdymo scenarijų, ko aš tikiuosi, ko aš norėčiau ar pageidaučiau, ir viskas įvyko visiškai priešingai. Tai iš tikrųjų ta situacija ir atrodo kardinaliai pakeitė mano tą psichinę sveikatą, kurią apėmė pagrindė tai toks liūdesys, nerimas, stresas ir tokia, tikrai ta depresinė būsena. O ar tai, palaipsniui tie simptomai kažkaip aštrėjo, ar tik jau iškart kaip uraganas jūs apėmė ir kada jūs supratot, kad kažką su tuo reikia daryti? Apėmė kaip uraganas. Tikrai. Nes kai jau po cezario praėjo para ir atėjo, sako, prašome stotis ir eiti prie savo to kūdikėlio. Aš nuėjau ir mano buvo pirma reakcija, ar čia yra mano vaikas? Nes jis buvo toks mažytis, atrodo, tikrai ne tokias nuotraukas internete skaičiau, ne tokias patirtis klausiausi ir girdėjau. Ir tuomet viskas ir prasidėjo, kad pati jaučiausi tokia nelaiminga, buvo toks iššūkis, ar aš galėsiu ir pajėgsiu juo pasirūpinti, nes jam priežiūros tai reikia kur kas didesnės, negu kad išnešiotam kūdikėliui,
kurį realiai paleidžia po kelių dienų jau su mama vykti į namus, o mus dar išsiunčia į kitą ligoninę ir ten neaišku, kiek laiko dar turėsime gyventi, mokytis ir augti. Tai iš tikrųjų buvo labai daug to nerimo, labai daug to streso ir atsirado toks savęs kaltinimas, kad galbūt aš esu kalta, kadangi vaikas gimė, neišnešiotas, galbūt mano buvo kažkur padaryta spraga. Aš savęs nesaugojau, nevykdžiau galbūt gydytojo nurodymų, galbūt per daug dėmesio telkiau į aplinkinius žmonės, į darbus, į tokį, sudėliau prioritetus ne ta tvarka, kurią galbūt turėjau sudėlioti. Tai jūs pradėjot kaltinti save dėl priešlaikinio gimdymo, ar ne? Taip, tiesiog tas savęs kaltinimas, kad aš tiesiog, pati esu kalta, kad turiu tokią situaciją ir dabar, turiu tą situaciją ir spręsti. O su vaikeliu, kaip jau grįžot namo, kaip sekėsi jums tvarkytis, ar ta depresinė būsena dar labiau pradėjo jūs slėgti? Ta depresinė būsena ji ir išliko, nes išliko toks nepasitenkinimas savimi, toksai savistigma, kad aš nesu pakankamai gera mama, galbūt aš dabar nesu ir pakankamai gera šeimininkė, pakankamai gera žmona, nes aš turiu apimti visus dabar namų kampus ir nenorėjosi apkrauti kitų šalia esančių žmonių, nes ir jiems dabar reikia kažkaip gyventi ir naujas šeimos narys, ir taip pat šeimoje ir turėjome kitų įvairių tokių situacijų, kurioms taip pat reikėjo daug to dėmesio. Ir kažkaip atrodo, kaip dabar tu apkrausi kitą tą žmogų, kad ir savo vyrą, kuris taip pat turi daug kitų dar įsipareigojimų. Ir norėjusi tikrai būti ta pačia geriausia mama pasaulyje. Kuris susitvarko su viskuo, ne? Taip, su viskuo, tyliai, ramiai, nesiskųsdama su viskuo susitvarko. Ir kai tu tiesiog tyli, o viduje toksai verda. Kaupi ir viduje verda. Tas gyvenimas ten visai kitoks, negu tu parodai tą fasadinę savo pusę. Bet kažkuriuo momentu jūs jau išdrįsote, ar ne, pasakyti, kad man to per daug, aš blogai jaučiuosi, ir tada kokios buvo aplinkinių reakcijos šeimos narių, galbūt draugių, draugų, giminaičių, ar sulaukėte pagalbos? Iš tikrųjų, dalis jų sužinojo galbūt tik tuomet, kai pradėjau savanoriauti Žvelk giliau, nes ir buvo netgi tokių klausimų, negi tu tikrai taip išgyvenai, negi tikrai buvo tokia situacija. Taip, sakau, buvo. Tiesiog nesinorėjo apie tai kalbėti. Norėjosi viską pačiai susitvarkyti su savimi, su šeima ir panašiai. Ir galbūt jau, kai vaikelis pradėjo augti ir, ta situacija, aišku, su vaikeliu irgi taisėsi, jis vyjosi savo jau bendraamžius, tuomet kažkaip pati galvojau, kad reikia kažką daryti, reikia susiimti, nes, negaliu būti tokioje situacijoje, kuomet svorio pokyčiai įvyko, kuomet svoris pradeda kristi, atsiranda kažkokie skausmai, kurių tu negali paaiškinti. Ir tokie grinai per tą psichosomatiką pradėjo tokie įvairūs simptomai pasireikšti, kuomet sakau, reikia galbūt nueiti pas gydytoją, nes galbūt aš sergu kažkokia liga ir man dabar čia kažkur kažkas negerai. Neramu dėl savęs pasidarė. Tuomet pasidarė jau neramu. Ir be abejo, kai neramu, tuomet mintis dirba savo darbą ir piešia dar juodesnius ir tamsesnius scenarijus. Vykus pas gydytoją, be abejo, jį ištyrė pilnumoju, kad aš būčiau rami, paskyrė visus įmanomus tyrimus, kad tikrai ištirti. Ir tuomet jį man pasakė, kad visa problema, sako, yra su tavo psichinė sveikata. Ne fizinė, bet psichinė. Sako, susitvarkyk ją, susitvarkys visą kitą. Ir psichologas? Ne. Toks galbūt... Jums buvo atmetimo reakcija? Taip, man buvo atmetimo reakcija. Kadangi, aš nesu psichinis ligonis, kuriai, reikia to psichologo pagalbos ir ką pagalvos kiti, jeigu aš ten eisiu. Nes pas mus tokia kaip ir, nuostata, kad jeigu tu lankaisi pas psichologą, bent jau anksčiau tai buvo, kad vadinasi, tau nėra viskas gerai. Į tave lyg kažkaip kitaip ima žiūrėti, ar ne? Ir jeigu darbe sužinos, galbūt darbe pagalvos, ar man tikrai galima pavesti tas atsakingas pareigas, užduotis. Ir man toks buvo atmetimas, apie kurį be abejo niekam nesakiau, pasilikau savo ir net vyrui nepasakiau, kad man buvo toks pasiūlymas apsilankyti pas psichologą. Ir galvoju, bet tą situaciją aš turiu kažką su ją daryti. Ir tuomet pradėjau gilintis, nagrinėti literatūrą, daug skaityti, įvairius patarimus, kas galėtų, kaip galėtų.
Ir tuo metu iš tikrųjų nebuvo kalbama daug ir viešai apie tą pogimdyvinę depresiją. Tai iš tikrųjų, tai tuo metu net nežinojau apie tai, kad yra tokios savokos ir kad reikėtų pasidomėti plačiau būtent apie tai. Tiesiog kalbėjau apie tai, kaip padėti savo ir bandžiau susistatyti savo miego režimą, mitybą, išėjimą, buvimą lauke, knygų skaitimą. Na, vat, tiesiog įvairius tokius susidėliojau savo gyvenimo tam tikrus ritualus, kurie man padėtų jaustis geriau ir man nereikėtų apsilankyti pas psichologą. Ir užtrukau pakankamai ilgai, ką galbūt galėjau padaryti kur kas greičiau, jeigu būčiau išdrįsusi kreiptis pagalbos ir būčiau atvėrusi psichologo kabineto duris. Tai jūs to ir nepadarėt, ar ne? Aš to ir nepadariau. Bet dabar apie tai garsiai kalbat ir dalinate su žmonėmis. Tai kokia būtų jūsų ta žinutė ir mintis tuomet? Tai mano žinutė būtų galbūt jau atsistojus ir pasižiūrėjus į save prieš 8 metus. Kad Renata, nueik pas psichologą, juk tikrai bus geriau ir tai palengvis man procesus to sveikimo, gyjimo, atrasti metodus, kurie neužtruks kelis metus, kad aš ten pasveikčiau. Galbūt tai bus trumpesnis kelias, greitesnis kelias ir sveikesnis kelias, negu kurį aš pasirinkau tą tokį ilgesnį per paieškas, ieškojimus, kas man tiktų, kas man padėtų. Toks, na, vis tiek specialistas, jis tave mato kitaip. Jis daugiau turi tų žinių ir tiesiog, na, padėtų tame greičiau sveikimo kelyje. Skatinate žmonės eiti šituo keliu, ar ne? Ir būsimas mamas, esamas mamas, kalbėti apie tuos sunkumus. Taip, kalbėti su aplinkiniais, nevengti, nes aplinkiniai irgi sužino, jie tikrai nenumotų ranką ir tikrai nesakytų, jog čia yra tavo problema. Tai taptų, na, kaip ir visų toksai pagalbos šauksmas tos mamos, kuriai reikia padėti, kuriai galima padėti įvairiais, net tokiais labai paprastais metodais, kaip tiesiog atnešti šilto maisto į namus. Ar nupirkti kažko, tie tokie elementarūs buitiniai dalykai ir tiesiog atvykus į svečius padaryti tai mamai kavos. Kad jie tiesiog pasėdėtų, ar paimti vaikelį jos, kol jie atsigers ramiai kavos, tą vaikelį pasupti. Tai tokie labai elementarūs, labai paprasti dalykai, ir kurių iš tikrųjų aplinkiniai galbūt ir turėtų pasižiūrėti į tą mamą, kokius signalus jis siunčia. Nes iš tikrųjų ir aš pati, kai save prisimenu, aš siunčiau tuos signalus, bet jie galbūt nebuvo tokie aiškus ir kitiems suprantami, kad jie atlieptų į tai. Kartais tai reikia aiškiai pasakyti, galbūt ištransliuoti, kaip tu jautiesi, ar ne, ir kad man reikia pagalbos. Taip, nes mes vieni kitų minčių neskaitome. Ir kai tu to garsiai nepasakai, o tiesiog klausi, kaip tu jautiesi, atsakymas koks ir kokio mes tikimės. Gerai. Gerai. Taip, mes to tikimės. Ir kai tu pasakai gerai, atrodo, ačiū Dievui, jam viskas gerai. Tarsi tas žmogus įpareigotas kažką su tuo daryti. Ir dažniausiai, kodėl taip yra? Nes mes nežinom, kaip sureaguoti, jeigu tas žmogus pasakys, ne, man negerai. Ir mes nežinosime, ką daryti su to žmogaus emocija ir ką daryti su savo emocija, kuri kyla išgirdus tokius žodžius. Tai iš tikrųjų susidūrus su psichikos sveikatos sunkumais sukaupė tą patirties bagažą. Ir kai jau laukėtės antro vaikelio, kokios mintys tada buvo jūsų galvoje, kai jau buvote išgyvenus tokį sudėtingą laikotarpį ir tas priešlaikinis gimdymas ir besirūpinimas vaiku mažu ir tai, kad jūs žinojat, kad galbūt vėl bus tas toks sunkumas, galbūt depresinės mintys. Kaip buvo su antru nėštumu? Taip, su antru tai buvo viskas kur kas paprasčiau, nes pirmoji patirtis, na, daro savo ir klausiausi gydytojos kiekvieno nurodymo. Ir galiausiai sužinau, kad iš tikrųjų mano pačios toks yra organizmas, na, tiesiog, kad linkęs turi polinkį į tą, na, neišnešiotumą tų vaikelių ir antro, kai laukiausi, laikiausi labai griežto režimo ir tuomet aš savo pasakiau taip, savo nėštumui pasakiau taip ir visoms kitoms užduotims, kurios mane supo, daugiau sakiau ne. Nes čia yra mano dabar tas pasaulėlis, kurį aš turiu išgyventi, kurį aš žinau, kokio aš jo noriu ir aš stengiuosi.
tuomet jau tai buvo prioritetas mano numeris 1. Nėštumas numeris 1 ir nieko daugiau negali būti. Ir labai džiaugiuosi, kad būtent ir mano gydytoja tikrai yra superinė, kuriai labai dėkoju, jog šiai dienai tikrai turiu išnešiotą vaikelį, kuris eina į darželį ir su kuriuo tikrai labai džiaugiamės ir mano pačios emocinė būsena po gimdymo tikrai buvo superinė. Aš jaučiausi labai laiminga. Tai ir neužklupo jokie pilki debesys. Tikrai ne. Jeigu tie ir buvo debesis, tai jie buvo tik tai džiaugsmo ir jeigu buvo tos ašaros, jos buvo to džiaugsmo ašaros, kad buvo labai faina, kad ir po to Cezario, kada tą vaikelį prideda ir tu jį pabučiuoji. Na, yra kažkas tokio nerealaus. Kai tu su ramybė sutinki viską, ar ne, tada gali ramiai ir auginti tą vaiką ir juo rūpintis. Taip, nes tai buvo tikrai mano ir pasiruošimas, aš jau ruošiausi tam, save ruošiau ir mano aplinka buvo paruošta, tai buvo viskas kur kas lengviau ir tikrai labai džiaugiuosi tuo periodu. Tai yra toks periodas, kurį mielai pakartočiau dar. Labai dėkoju, kad dalinatės tuo ir kadangi jau esate psichikos sveikatos iniciatyvos Žvelk giliau ambasadorė, tai ko palinkėtumėt būsimoms mamoms, taip jau turint savo tą patirtį ir kokią žinutę perduotumėt? Tai palinkėčiau, kad mylėti save ir į pirmą vietą pastatyti aš. Visi kiti tuo metu gali palaukti, bet pirmoje vietoje esu aš ir mano ta psichinė sveikata. Ačiū labai už pokalbį. Dėkoju Jums. Vaiko gimimas – nepaprastas įvykis, iš pamatų pakeičiantis kiekvienos šeimos gyvenimą. Įprastai tėvai kruopščiai ruošiasi vaiko atėjimui į pasaulį ir tikisi, kad viskas bus gerai. Deja, kartais vaikas į pasaulį pasibeldžia anksčiau nei turėtų. Statistiniai duomenys rodo, kad pasaulyje kasmet gimsta apie 5–6% neišnešiotų kūdikių. Respublikinė Šiaulių ligoninės naujagimių skyriaus koordinatorė Vaida Aleksandravičienė sako, kad Šiauliuose kasmet gimsta iki 100 neišnešiotų naujagimių. Iki 37 nėštumo savaitės gimę kūdikiai, kuriuos tapo įprasta vadinti ankstukais, neretai susiduria su sveikatos problemomis, o iššūkių kyla ir vaikučio susilaukusiems tėvams. Pagrindė yra problema su jų sveikatos būklė. Jiems dažnai reikia papildomos šilumos. Jeigu į mažesnę savaičių pusę gimė ten 34, 33 arba dar jeigu mažiau iki 28, 30 savaičių, kuo vaikiukas, kitaip tariant, yra mažesnis pagal savaitės, tuo daugiau pagalbos jam prireikia. Ir turbūt didžiausias iššūkis šitoj vietoj tai ne mums medikams, nes mes mokėmės, mes laukiam tokių vaikučių, mes žinom, ką su jais daryti, bet tai yra šeimai didžiausias iššūkis. Ir kuri tikėjosi gimdymo galbūt dar po 3–4 savaičių ar galbūt net ir po poros tik tais mėnesių, o staiga nutiko šiandien šeimai, kuri emociškai visiškai nepasiruošusi dar tokiam gyvenimo pokyčiui. Tai su vaikučiu, tarkim, tos problemos, kurios yra, mes jau medikai tvarkomės, bet atskirai eina šalia ir tėvai, su kuriais turim dirbti, su kuriais turim bendrauti, suteikti informaciją jiems suprantamą kalbą, suteikti informaciją apie tai, kas vyksta su jų vaikučiu, ką mes planuojam daryti, kaip einasi kiekvieną dieną aptariam. Tai va, tai daugiau tų iššūkių ir skirtumų nuo sveiko vaiko, tai yra su būtent sveikata ir su šeima pačia susiję. Priešlaikinį gimdymą gali iššaukti daug faktorių, tačiau, kaip teigia gydytoja, juos numatyti būna sunku, o kartais neįmanoma. Priežasčių gali būti labai daug. Pradedant tuo, kad tiek su mama susiję priežastys, su mamos sveikata, su virusais, bakterijom, bakteriniam ligom, galbūt nuovargiu, stresu, gyvenimas vyksta ir jame visko nutinka. Ir lygiai taip pat gali būti susijęs su pačiu vaikučiu, kai gali būti apsigimimai įvairiausiai, tos pačios ligos, kurios iššaukia priešlaikinį gimdymą. Bet praktiškai galbūt tik nedideliai daliai mes galėtume nuspėti, kad tai bus priešlaikinis gimdymas. Vis tiek dažniausiai jisai vyksta visiškai netikėtai, neplanuotai. Ir dažniausiai tuo metu kažkokiu apskritai kitokių reikalų turėjai, planavai visai kitaip tą dieną ir vat ištiko gyvenimas, ne? Tai priežasčių gali būti daug ir jų nenumatysi.
Daugiausia sumišimo patiria tėvai, kurių neišnešiotukai gimsta ypatingai maži. Šių naujagimių tėvams teikiama ypatinga pagalba, tiek padedant rūpinantis ankstuku, tiek suteikiantiems psichologinę pagalbą. Ir nors įprasta, kad naujagimiai namo išleidžiami praėjus 2-3 paroms po gimdymo, ankstukų šeimoms ligoninė tampa laikinais namais. Daugiausiai problemų, daugiausiai klausimų turi tie tėveliai, kurių vaikučiai ypatingai maži gimė, tai mes tokių turim labai mažai ir jeigu jie pas mus gimsta, mes vis tiek juos perleidžiam auginimui, ištyrimui ir gydymui į perinatalinius centrus Kaune, Vilniuje. Bet tie, kurie pas mus gimsta, visada stengiamės namo išleisti tada, kai jau mamai klausimų kyla mažiausiai. Ir be abejo vis tiek namo grįžus tų klausimų iš naujo vėl atsiranda. Tai buvimo laikotarpyje pas mus stengiamės tiek su žindymo pagalba, su maitinimu, padėti kiek įmanoma, su maudymu, su prausimu, su visa priežiūra. Ir kartais net ir būna, kad netgi pačios šeimos tarpusavio emocinį ryšį turim padėti atrasti, nes ne tik pas mamą būna chaosas galvoje, bet ir pas tėtį, o galbūt namuose yra dar mažesnių vaikų, kurie irgi buvo galbūt ruošiami, bet ne taip greitai tam laikotarpiu, kuris jau pasikeitė kardinaliai tikrai mūsų šeimoje. Lapkričio mėnesį minima pasaulinė neišnešiotų kūdikių diena. Ja nuo 2007 mini ir Respublikinė Šiaulių ligoninė. Auganti ankstukų bendruomenė prisideda prie neišnešiotų kūdikių bei jų tėvų gerovės gydymo įstaigoje ir už jos ribų. O kuo toliau, tuo labiau ta bendruomenė jį auga, žmonės tarpusavyje pradeda atrasti sąsajų, bendrų interesų, kaip augina, kokios problemos. Turbūt šiais laikais tie mūsų medijų laikai, kai lengva rasti informaciją, pažįstamą, pasiklausti, ką man reikia ir taip toliau. Turbūt tas daugiau apvienyje, daugiau padeda. Ir atitinkamai iš karto rėmėjų daugiau atsiranda, nes pagalbos auginti, gydyti, slaugyti, prižiūrėti naujagimius, ypatingai gydymo įstaigose, reikia labai daug įrangos tokios, kuri būtų pritaikyta jiems. Tai vat, galbūt atsiranda daugiau tų rėmėjų, kurie skaito, girdi iš visuomenės poreikį tą. Pagrindinė ankstukų bendruomenės dalis, anot gydytojas, yra pačių neišnešiotukų mamos. Jų dėka gimsta ne tik jautrūs renginiai, skirti minėti ypatingai trapių naujagimių atėjimą į pasaulį, bet ir apčiuopiami rezultatai. Mamų bendruomenė, kuri jungia šeimas ir medicinos personalą. Tai yra ta ašis, keli žmonės yra ir aš labai džiaugiuosi, nes turim mamą Evą, turim mamą Moniką, kurios net iki tol jau būdavo prijaučiančios, padedančios, bet negana to jos prisišaukė ir neišnešiotukus į savo šeimas ir tapo, kaip mes juokiamės, oficialiomis mūsų bendruomenės dalimis. Tai labai smagu, kad tokių mamų yra ir aš esu be galo joms dėkinga, nes mums tik medikams yra tikrai pirmiausia vaikutis, jo sveikata, mamos sveikata ir mes daugiau orientuojamės į tai, kaip padėti šeimai čia, būnant čia ligoninėje. Bet visa kita yra mūsų jau taip jau rankos truputėlį surištos, nesužiūrėsi visų, nesuorganizuosi renginių visų, nes vis tiek pirma medicininis darbas yra. Tai va tos mamos, kurios yra, jos be galo padeda, jos atranda ir rėmėjų, kurie paskui kreipiasi. Mes palatas esame įrengę, būtent per šios metus buvo toks tikrai didelis proveržis, kai mes turėjom nemažai rėmėjų ir mes įrengėm 2 neišnešiotų naujagimių šeimoms skirtas palatas pilnumoje, su baldų pakeitimais, su šildomom lovytėm, su piešiniais ant sienų, su visko, kur šeimai, būnant čia ligoninėje savaitę ar 2, ta atmosfera yra kitokia. Bene didžiausia šių metų pasiekimas - skyrių papildęs naujagimių kvėpavimo terapijai skirtas aparatas, kurį Šiaulių Respublikiniai ligoniniai padovanojo Labdaros ir paramos fondas Feniks. Ši įranga skirta ne tik neišnešiotų, bet ir sunkiai sergančių naujagimių gydymui. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų. Daugiau laidų būsimoms ir esamoms mamoms žiūrėkite naujienų portale taplius.lt rubrikoje Mama kalba.